Filmas sukurtas parėmus ES Leonardo da Vinci programai Lietuvoje. Visuomenė yra stabili, kai kiekvienas jos pilietis yra užtikrintas savo ir valstybės saugumu. Viena svarbių grandžių Lietuvos teisinėje sistemoje – Lietuvos policija, kurios misija palaikyti ir laiduoti asmens ir visuomeniai saugumą. Lietuvos policija vykdo vieną svarbiausių misijų mūsų valstybėje. Tai yra užtikrina šalies vidaus saugumą, gyventojų rimtį, jų turto apsaugą, tyria nusikaltimus, organizuoja prevencinį darbą tarp asmenų linkusių nusikalsti, kontroliuoja eismo saugumą šalies keliuose ir atlieka visą eilę kitų valstybės patikėtų funkcijų. Visuomenės gyvenimą reglamentuoja įstatymai, teisės aktai, kiti norminiai dokumentai, taip pat ir nusistovėjusios moralinės nuostatos. Žmogus, kuris laikosi įstatymų, moralės normų, to paties tikisi ir iš aplinkinių. Deja, mūsų visuomenė nėra vienalytė, joje atsiranda asmenų linkusių pažeisti įstatymus, pasipelnyti iš kitų žmonių ar kitaip pažeisti jų teisės ir laisvės saugumą. Pasipriešinti tam policijos uždavinys. Kasdieninis šio uždavinio įgyvendinimas gula ant policijos pareigūnų, kurie kasdien budi šalies teisėtvarkos sargyboje pečių. Kiekvieną dieną matome patruliuojančius policijos pareigūnus. Policininkų tikslas – būti budriems, laiku pastebėti ir užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidėjams ir taip garantuoti žmonių saugumą ir ramybę. Pareigūnai tyria, išaiškina ir perduoda teisingumą vykdančioms instancijoms asmenis, pažeidusius viešąją tvarką ir pasikėsinusios į kitų piliečių teisės. Kai nukentėję asmenys kreipiasi į policiją, budintys policijos patruliai skuba padėti. Policijos pareigūnams tenka spręsti buitinius konfliktus, tramdyti įsismarkavusius triukšmadarius, skubėti padėti žmonėms nukentėjusiems nuo smurtautojų ar užkirsti kelią nusikalstamai veikai. Atvykę į įvykio vietą policijos pareigūnai įsiaiškina įvykio aplinkybės, apklausia liudininkus, nustato nukentėjusius asmenis ir jų skriaudikus, kuriuos, jei reikia, sulaiko ir pristato į policijos nuovadą.